Viešpats Jėzus visada palaimins tave ir mane, galite prisėsti. Jeigu mes leisime jam eiti mūsų priekį, jis visada mus palaimins. Amen. Jeigu mes išaukštinsim, iškelsim savo širdimis, jis visada mus palaimins. Amen. Halleluja. Viešpats visada nori stovėti pirmoje vietoje, nes jam priklauso visa šlovė ir visas gyrius, visa garbė. Amen. Todėl mes visą laiką kovojame su šitais dalykais, kad atiduoti visą šlovę savo gyvenime jam. Mumyse vyksta kova, nes mes turime kūnus ir sielas, kurios laukia šlovės ir pagarbimo, pagarbinimo. Ir žinot, kai kas pasiseka, kas gerai išeina, visada priešas velnias nori uždengti, kad tu kažką padarei. Viešpats nori apsaugoti mus nuo šitų dalykų. Labai Dievas myli mus ir nori apsaugoti mus nuo šitų dalykų. Jis net pradėjo prieš garbinant Viešpatį. Pradėjo tokiais žodžiais. Pati dvasia kalbėjo. Ir kalba ir dabar aš girdžiu. Čia ne aš kalbu, nes dvasia kalba. Ir jį vėl kartoja. Ir jį vėl kartoja. Atiduokite šlovę man, aš su niekuo nesidalinu garbe ir šlovę. Atiduokite visame kame šlovę man, sako Viešpats. Aš tikiu, kad jis kalba man, jis kalba tau. Amen. Visame kame atiduokite šlovę Viešpačiui. Jis vienintelis centrinė figūra, Jėzus Kristus. Jis vienintelis Viešpats. Kaip ir pradžioje dvasia kalbėjo, viskas per jį, iš jo ir jam. Amen. Tada mes neiškrisime iš Viešpaties malonės. Tada mes neiškrisime iš jo dvasios vedimo, iš jo palaiminimo. Mes tada neiškrisime. Kai mes atiduosime visą šlovę, garbę Viešpačiui. Žinot, kada klesti išdidumas? Ten, kur neatidodama šlovė ir garbė Viešpačiui, ten klesti išdidumas, savimyla, egoizmas ir šlovė ir garbė savo. Tai visiškai priešiška Dievo valiai, Dievo žodžiui, Dievo tautai, Dievo dvasiai. Amen. Ir šitą priešą dvasią, jinai visada slankios, kaip riaumojantis liūtas. Aplink tave, aplink mane, aplink visus. Kad sumenkinti Viešpaties vardą, kad sumenkinti, tegul mes priešų nepašlovinsim tiesiogiai, bet jei mes pašlovinsim kūną, mes pašlovinsim ir pagarbinsim žmogaus kūną ir sielą, mes būsim pašlovinę priešą. Amen. Nes kūnas ir siela su priešu velniu sutarė, sakė Dievo žodis. Todėl mes šiandien dvasia iškelia tai, kad mes būtume blaivus ir budrus. Kad tai, ką sekioja priešas velnias paskui kiekvieną iš mūsų, nerastų priešas sutarimų su mūsų kūnu ir siela, bet mes dvasia gyvendami nepatenkinsime kūno norų ir atiduosime visą šlovę ir garbę Viešpačiui. Amen. Skaitot, kada Dievo žodį rašo laiškus, rašo evangelijas, laiškus Dievo tarnai. Ir vis garbė šlovė Viešpačiui. Pažiūrėk. Vis garbė šlovė Viešpačiui. Šlovinu ir garbinu, lenkiuosi. Taip. Todėl Dievas nori apsaugoti mus, kad mes nekristume. Amen. Kad niekada aš nesakyčiau, o aš stipri. Kad niekada tu
nesakytum, o aš stiprus. Bet ne tokį kaip aš ir tu krito. Amen. Ir mes mėgstame apsikabinti, žinot, Oskarais. Per mane Dievas tapna, per mane Dievas tapna, per mane Dievas, matai, kad per Dievas per mane. Kas čia vyksta? Medaliai, Oskarai savo. Viešpačiui šlovė ir garbė, kad jis šiandien veikia per mus savo dvasios dovanomis. Todėl, kai viešpats ką nors per tave pozityvaus, gero padaro, tu sakai, šlovėto viešpatį. Ir daugiau nieko. Tu negali pasakyti, aš pasistengiau, aš tą ir tą padariau. Ir matai, dabar, kaip čia gerai gaunasi. Viešpats sako, malonė jums duota, todėl jums gausi. Amen. Aš savo malonę patraukčiau, jūs matytumėte, kas jums gaunasi. Niekas man nesigautų, niekas tau nesigautų, todėl iš to ir išeina, kad visa šlovė ir garbė mūsų viešpačiui visagaliui Dievui. Amen. Ir žinot, kas tada vyksta? Mūsų širdis auga nuolankume prieš viešpatį. Ir kai aš jau apsikabinu Oskarais ir jau šitą jaučiuosi, tai reiškia, aš gyvenu savo gerais darbais, o nesiremiu Dievo malonę, už kurią tai brangiai sumokėjo Jėzus Kristus kraujo kainą. Aš neduodu šlovės viešpačiui, kad jis tai padarė, todėl man taip pavyko pasielgti. Todėl, kad jis ten Golgotoje tai išpildė, nugalėjo priešą, todėl man šiandien taip pasisekė. Neužmiršti, branguoji, iš kur gimė, iš kur atėjo, kas mus ištraukė, kieno malonėje tik vaikščiojame ir kuri malonė nuves į amžinybę. Amen. Mūsų pasitikėjimas viešpačiu ir atidavimas garbės ir šlovės jam. Dievas sakė, kaip nuolankiuosius aš išaukštinsiu. Žmogaus vienoje prigimty yra noras išsiaukštinti, nori būti aukščiau. Taip. Ir mes turime gesinti šitą norą. Būti aukščiau. Mes turime lenkti savo širdį, sielą ir kūną prieš viešpatį, vis labiau pripažinti jo didybę, galybę, jėgą. Atiduoti jam šlovę, kad jis mus, jei reikės ir tai, kaip reikės, jis išaukštins, jei reikės. Amen. Amen. Viltis yra, nes jau žodis sakė, nuolankiuosius aš išaukštinsiu. O jeigu aš pati aukštinsiu, aš krisiu, vis tiek aš krisiu. Gal kažkiek laiką temsiu. Nes ne mes patys save laikome, bet viešpats mus laiko. Sakyk, mane viešpats laiko. Mano viešpats mane laiko. Jis palaiko mano gyvybę. Man duoda sveikatą, jėgas, išmintį ir jėgą. Laisvę, pergalę ir taip toliau. Ir jeigu mes tokio mąstymo būsime, mes natūraliai atiduosime viešpačiui šlovę. Tiesiog mes nieko neturime patys į savęs parašyti Dievo žodį. Nieko. Nieko. Ir tai labai pastato tave ir mane gerą padėtį prieš viešpatį. Tada tu tikėjimu gali pasiimti iš viešpaties
stiprybę, jėgą, sveikatą, išlaisvinimą. Tada mes pretenduojam į viską. Amen. Kada tikėjimu priimame jį, jo malonę, jo viešpatystę ir priimam tai, ką jis sako, aš duodu jums visus savo pažadus, aš duodu jums viską, kas priklauso man. Ir todėl mes šiandien sakome, aš nieko šiandien neturiu, ko tu nebūtų man davęs. Nieko neturiu. Tada išdidumas neturi vietos, varžytuvės neturi vietos, Oskarai neturi vietos. Žinot, visada yra priešas velnias, kuris mus kuso iš pažavės. Su nieko nesidalink, su nieko nesitark, padaryk, o paskui tik sužibėsi. Tai bent padarys, kad aš padariau, o tu tai visi čia, kur tai dirbu. Stebėk, yra tokia dvasia. Mums visiems reikia stebėti. Nes yra tokia dvasia, kuri kuso iškelti tave ir mane aukščiau kitų. Kam? Pasakykit kas nors. Kad? Taip, kad kristume. Vienintelis tikslas prieš velnio tik tam, kad kristume. Sielai gerai, kūnų gerai. Bet jeigu aš pati išsikėliau ir pati išsiaukštinau, kritimas neišvengiamas. Arba leidau priešui velniui mane iškelti ir išaukštinti. Kritimas neišvengiamas. Todėl, brangieji, mes būsim nuolankus prieš viešpatį, tai jis mus išaukštins. Amen, amen. Ir tu matai, kaip jis tave pakelia, kai tu nieko nepadarai. Tu nieko nepadarai, būtent tada jis tave išaukština. Ne tada, kai padarai kažką dabar. Kaip aš čia padariau? Ir tada tyka, niks nepagyrė, ką aptyčia, niks tegi. Kas galvoja, kad čia negerai su tais tikinčiaisiais kažkas. Nepasavus kažkokie. O čia Dievo malonė tau ir man, kad atsigautum. Viešpačiui visa šlovė ir garbė. Mes nematomi, jis matomas. Amen. Taip ir bažnyčioje. Mes nematomi, o jis matomas. Mes dirbame, o jam šlovė. Pasaulio principai yra priešingi, todėl mums taip sunku išlipti iš pasaulio principų ir pereiti į dieviškus principus. Pasaulį pasirodė, kad moki lipti per galvas ir būsi išaukštintas. Tuoj paskirs tave vadu. Dievo karalystė ne. Dievo karalystė paima nuolankų ir jis išaukštino. Prieš ką nuolankų? Prieš viešpatį ir kuris dreba prieš jo žodį. O tokį jis išaukštins. Ir jis žino, kad toks išaukštintas niekada nepasiaukštins ir niekada neprisivims savo šlovės garbės, bet viską atiduos viešpačiui Dievui. Amen. Norim gyventi palaimintą gyvenimą. Tai mūsų kelias. Amen. Sako, nusižemkite po galingą Dievo ranką. Taip Dievas jūs išaukštins. Ir žinot, būna, kad žmonės būna nusižeminę. Šitas praktikas, žinau, bažnyčiose, su nusižeminė būna. Bet tikrai Dievas paaukština. Ir paaukštino tik tai. Ir baigėsi nusižeminimas prieš Dievą. Nes jau poziciją gavo. Ir čia Dievas ir perspėjimas. Jeigu kažkokia pozicija grėsia tau, kad ir gera pozicija, atiduok viešpačiui šlovę ir garbę. Ar yra pozicija, ar nėra, vis tiek atiduok viešpačiui šlovę. Amen.
Jis yra viešpats, mes esame jo tarnai. Todėl turime pagauti priešą velnę. Sako, jis kaip riaumojantis liūtas lankio aplink kiekvieną žiūri, kaip įgelti. Ne tik tai, žinot, kad kokia liga, kokiu tai pakeikimu, dar kažkur, bet tokiais kabutėse šventais dalykais. Jis mato, kad mes jo daug pažinimo turim ir galim nepasiduoti. Tai jis apeliuoja į mūsų kūną ir sielą. Ten ieško sutarimo. Nuodėmė neranda tiesioginį, paleistų vystyti, išgerinėjimą. Tai jis ieškos kitur plyšių. Ir ypatingai ten, kur tu sakysi, aš stiprus šitai vietai. Dievas mato, kad tu taip sakai. Ir jis mato, kad tu jam šlovės neatiduodi. Kad tu stiprus. Ir vietoj vietoj netiduosi toliau šlovės ir garbės Dievui, ten ir per tą būtent stiprią vietą, kurią tu vadinai, gali kristi. Tu ir aš galime kristi. Todėl ar stovime, ar krentame, visada atiduokim Dievui šlovę. Amen. Ir kada atiduosim Dievui šlovę, mes niekada nuo jo neatsitrauksime. Nes žinosime, kad tai, kas esame, tik iš Dievo malonės esame. Amen. Tada oras visas išeina, nusižeminimas, ateina vienybė brolių tarpe, vienybė su Dievu, vienybė brolių tarpe, visi lygus, visi iš Dievo malonės išgelbėti, nei vienas didesnis, nei mažesnis, nes visą tai atliko viešpats per mane, kaip sakė Paulius. Amen. Ir jeigu tai padarė viešpats per mane. Amen. Tokiu būdu atidavė šlovę Dievui. Budėkime ir mes, kai mums kas nors pasiseka. Ir kai nesiseka kažkas atlikti, tai nereiškia, kad Dievo malonė tau neprieinama. Ir tada malonė yra, ir tada malonė yra. Ir tada. Kai tau nesiseka ir man yra Dievo malonė, kad mes galime prašyti jo pagalbos, o kai pasisekė Dievo malonė, dėkoti už Dievo malonę. Amen. Visada praeinamas Dievas, visada jo malonė prieinama. Todėl mes čia sėdime, iš ko? Iš Dievo malonės. Šiandien mes išskirti iš pasaulio, bet šiandien kažką galime padaryti geriau negu pasaulis, tai tik šlovė viešpačiui, nes jis tai padarė. Amen. Aleliuja. Kritimas negrėsia. Amen. Tokio mąstymo kritimas niekada negrėsia. Aleliuja. Šlovė Dievui. Ir tai dar paskaitysiu Dievo žodėje Patarlių 4, 23. Irgi čia rašyta ta pačia tema. 4.23, čia parašyta, sako, saugok su visu stropumu savo širdį, kad ji nepasididžiuotų. Labas, kodėl aš tau tik dabar pamačiau. Labas. Kad nepasididžiuotų, saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Kas mano širdė tokios ir versmės paskui. Arba išdidumo, pasipuikavimo ir kitų žeminimo, man savęs aukštinimo. Todėl Dievo valia išsaugoti nuolankią širdį. Jei kažką padarėme gero, kažką, mes darėme Dievui. Labai gerai, kad paliktas šitas žodis. Darykite kitiems kaip Dievui. Nesakykite, aš tau čia palikau, aš tau čia padariau, nu čia dėl tavęs, aš čia dėl tavęs. Čia Dievas padarė. Amen. Dievas padarė. Per mane Dievas padarė per tave ir jam šlovė.
Išdidumas negrėsia, kritimas negrėsia. Tai Dievo apsauga. Todėl tokiu būdu mes saugosime savo širdis. Amen. Priimdami Dievo malonę, matot, negyvenant. Kai žmonės sako, nu kas jie tiki Dievu ir tie tiki ir tie geri, ir tie geri, ir tie geri. Bet Dievo malonės negalima padaryti ne vieno darbo tinkamo Dievui. Visi negeri. Nors išoriškai jie geri atrodys. Bet jeigu jie ne iš malonės, per Jėzų Kristų, nesudėtikingumo viešpačiui Jėzui, net nusižeminusi širdimi ir dėkumu atidavimu garbei Dievui, tai jos darbas nėra geras. Mes pridarome tų darbų ir aš pridarau iš nebudrumo ir tu pridarai. Bet Dievas mus moko, kad mes dar labiau būtume palaiminti. Nes Dievas myli tave ir mane ir nori, ir išaukštinti nori. Kurie tėvai pasaulyje ten nenori, kad vaikai mokytųsi, kad baigtų ten aukštuosius. Tu labiau tau dangiškas tėvas nori tave paaukštinti, nori tave iškelti, bet jis nori tave iškelti. Jeigu iškelia kažką, niekada negalvoju, kad pastorius iškėlė. Dievas per pastorių iškelia jo kažką. Jeigu Dievas apreiškia. Todėl pastorius nieko negali iškelti, jeigu jam Dievas neapreiškia. Kad jis laukia žmonės, kada jūs pakelsi, kada jūs paaukštinsi. O tas Dievas kaip tyli, taip tyli. O jis jeigu kažkokį iš patvarių ir pakelia paskui. Tai štai kelias į paaukštinimą. Priėmimas Dievo malonės ir visada atidavimas viešpačiui šlovės ir garbės už viską, kas pasiseka. Pergalė, sėkmė neišvengiama tokiems žmonėms. Tokia širdį išlaikantis net turtingi žmonės nepraras turtų. Bet dažniausiai turtingi pasididžiuoja. Ir galvoja, kad čia jie visą tai išgyveno. Ir po to ateina grivimas. Nes šlovė neatiduota viešpačiui. Ir būna turtingų, bet nuolankių ir neišdidžių. Ir jie žiūri nekrenta. Todėl visų labiausiai, sako, saugokim širdis. Dar vieną pavyzdį Mato 26 iš Evangelijos. Pažiūrėkim, 26 Mato 26 skyrius. Taigi Dievas dirba su mumis nuolankume. Jis nori išlieti savo dvasią, jis nori išlieti savo jėgą. Jis nori ugnim liepsnuoti jau ir degti čia Marijampolėje. Bet jam reikia indų netiaurų. Jis atnaujina vyną iš mūsų. Nes jeigu nuolankumo nėra, jis pagreipsmas. Tas išleidimas Dievo šlovės. Mes pasididžiuosim. Taip, todėl mes turime būti apdirbti širdise, kad Dievas pakeltų 26, 40. Pirmą eilutę. Taip. Budėkite ir melskite, sako, kad nepatektumėte į pagundimą. Štai kas bus apsaugotas nuo tokių pagundimų. Maldingas jis bus budrus ir supras, kai ateina priešas, kuris siūlo pasiaukštinti, kuris už darbus paploti savo nori.
O, kaip aš gerai patariu. Jau pliusiukas. Niekas nedada tų pliusiukų, tik tu savo. Melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą. Dvasia ištinka, bet kūnas silpnas. Kūnas jis labai laukia tų pagarbinimų. Todėl visi tokius pačius turim. Ir jeigu mes gyvensime budrų ir maltingą gyvenimą, mes labai gerai ant šito kabliuko greit pasikalbėsim. Net iš bažnyčios tau gali išnešti. Sakyti, kad manęs nevertina, nieks nieko neskaito, nieks neužskaito nieko. Kam aš darau? Ar viešpačiui, ar kad tu skaitytų kas? Ne. Ačiū Dievui. Būna kažkoks tai padėka. Ačiū Dievui, bet nuo to tu negeresnis, nei kažkas pasikeis. Mes viską darome viešpačiui. Ir dėl viešpaties. Ir kaip viešpačiui. Todėl Dievo malonė padeda. Čia aš jau seniai nestovėčiau. Jeigu aš būčiau žmonėms tarnavęs. Kokie jie nedėkingi, kokie jie tokie vienokie. Bet mes tarnaujam ne žmonėms, bet viešpačiui. Todėl tu pakeli žmonės. Tokius, kokie jie yra, nes tu tarnauji viešpačiui. Todėl nelauk niekada atlygio ir pagal tai tarnauk. Gerai, kad įvertinam, bet netarnauk iki įvertinimo. Motyvas ne tas. Čia Dievui, kad vertina, bet tarnauk ne dėl įvertinimo. Bet tarnauk ir gyvenk kaip viešpačiui, nes per jį viskas iš jo ir jam. Amen. Amen. Todėl, ar tave keikia, kas tada tau tas pats būna? Ar tave gyria, tai lygiai tas pats. Visai nesiskiria. Nes tu žinai, kad tu tarnauji viešpačiui. Ir jeigu kaltina kažkame tame, tu žinai, kad tu viešpačiui tarnauji. Ir tu žinai, kaip tu jam tarnauji, ką tu darėjai, jis matė. O kad žmonėms pasirodė, tai čia smulkmena. Amen. Tu vaikštai prieš Dievą. Tu tarnauji viešpačiui. Mes visi tarnaujam viešpačiui, nesidairom į kitus dievus ir nelaukiam, kada kas nors mus iškels. Nes mus iškelia viešpats. Jis jau mus iškėlė, tu žinai. Nereikia ieškoti iškėlimo, nes jis mus jau iškėlė. Pakėlė, apvalė, pašventino, dovanojo teisumą, pasodino kartu su savimi. Ir viską dovanojo kartu su savimi. Jeigu mes šitoj maloniai gyvensim per tikėjimą, mes nelauksim jokio šaukštinimo žmonių. Šaukštinimas žmonių bus 0 vaikų palyginęs. Kai šaukštins, kokį šaukštinimą davė mums viešpats, jau mes jį net turime. Tik klausimas, ar mes priimam šitą malonę. Todėl, kai mes norime keistis ar keisti kažką, mes pasakom, Dieve, aš nusprendžiu šitoje vietoje pakeisti šitus dalykus. Antras numeris eina toliau. O tu, Dieve Tėve, duok man malonės. Ir ką Dievo žodis sako, kai paprašėte jau malonės, ir dėkokite, kad jau turite malonę kitaip elgtis. Halleluja! Sakė, malonė per tikėjimą jūs būsite išgelbėti, išlaisvinti, išgydyti, atstatyti.
Matot, kokia galinga yra Dievo malonės jėga? Ir religingai gyvenant, kažkokį gerą Dievą mylint, nėra jokio šansų. Ne. Aš nieko nepalūkau, aš nieko nedarau, aš toks visai geras, neblogus. Jūs šnekėkite apie tą malonę, aš biškai pamiegosiu. Ne vienas savo jėga nebus išgelbėtas, ne vienas savo jėga nebus išlaisvintas, palaimintas, savo jėga nebus. Todėl jūs sakome, kad priimdami Dievo malonę, paklūsdami Dievo žodžiui, mokome žmonės sėti, tai bus palaiminti. Sėti, tai bus palaiminti. Čia tokia malonė viešpaties. O žmogus, kuris nepriima Dievo malonės, sėjoj. O jis susirojęs ieško savo jėgą palaiminimo, jis vieną dieną palūš tikrai ir tikrai, nes atstumta Dievo malonė. Todėl, kai mes aukojame, mūsų sielos miršta, kūnai miršta, bet mes paklūstame viešpaties dvasiai ir žodžiui, kad mes būtume iš jo malonės palaiminti. Ir galime patys nusikalti savo gyvenimą. Ir prisimsim būtinai savo šlovę, va kaip aš dabar galiu. O čia nebus jokios šlovės, Dievas palaimins tave, parūpins ir tu sakysi, net minčių nebus, kad man šlovės savo pasiimti, ar ne? Tau natūraliai šlovė tau Dieve. Tu randi žmonės, tu pasiunti juos, tu aprūpini, tu palaimini mano rankų darbus ir jeigu ir dirbdamas užsidirbau, tai ne aš užsidirbau, tai tu viešpatie, tu davai jėgas, tu davai rankas, tu davai malonę ir aš atiduodu tau šlovę. Amen. Aš tikiu, kad šitas idėja dar yra dėl to, būtent, kad mes neprisimtume tos garbės savo, kad mes čia save turtingais padarome. Amen. Kad matytume jo malonę, kad atiduodami netenkame, bet viešpatyje įgyjame. Amen. Tai nematomas procesas, bet jis dvasinis principas, kuris visada veikia. Taip. Taigi, sandora, mes darom sprendimus ir dar kitas sandoras darys, tą pakartosiu, kaip sakiau. Dievas, sudarėm su Dievu sandorą, taip. Jisai pasiėmė mūsų kaltes, mūsų nuodėmes, mūsų ligas, prakeikimą visą ant savęs. O mes savo sandoros pusėje sako, taip viešpatie, tu duodu visą širdį, visą gyvenimą, visą protą, visas mintis, viską tą. Amen. Kad vykdyčiau tavo valią. Ir Dievas maloningas. Mes tą Dievo valią išpildysime nebe jo malonės. Jis dar mums ir malonę duoda, kad mes tą dalį savo sandoros galėtume išpildyti. Ir mes iš malonės ją išpildome. Amen. Kur neišpildome, prašome Dievo malonės. Nesakome, pasistengsiu ir aš parodysiu visiems, kad aš galiu. Visi pamatys, kad aš šventas. Niekas nepamatys. Vieną dieną pamatys labai negražų vaizdą. Tik Dievo malonė keičia mus. Dievo malonė laiko mus, Dievo malonė duoda išmintį ir viską. Tu nei mažiau jos gavai, tu nei daugiau, nei tu mažiau, nei tu daugiau, nei tu mažiau, nei tu daugiau, nei tu mažiau, nei tu daugiau, nei tu daugiau, nei tu mažiau. Visi vienodai gavome malonės. Šiandien man nepasiseks kažkas, pasiseks, tau nepasiseks. Bet tai nereiškia, kad tau niekad nepasiseks. Amen. Nes tu turi tokią pačią malonę, kaip ir kitas. Amen. Aleliuja. Kita tauta iš dangaus gimus, Dievo tauta, iš Dievo gimus,
gyvena ne savo jėga, kaip pasaulis, bet vadovaujasi viešpaties Dievo žodžiu, jo principais, jo šventąja dvasia ir jo malonė. Amen. Tai bažnyčia, tai Dievo bažnyčios, kurios gyvena Dievo malonės vedamos. Taip, Judo 24 dar paskaitysim. Judo, čia prieš apreiškimų skyrių, pabaigą. Judo 24 eilutė. Čia parašyta, sako, tam tai viešpačiui, čia iš didžiosios raidės, tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius. Aiškiai parašyta, kad mūsų jis tik gali išlaikyti nenupuolusius. Jeigu mes laikomės jo, pripažįstame jį, atiduodame garbę jam, sekame jo dvasia ir žodžiu, jis mus išlaiko tada. Mūsų sielos kūnai norėtų išlaikyti, kad mes nesektume juo. Nesektume tik tai va taip maloniai kažkaip mus laikytų kažkokia keista. Ne, mes kada laikomės jo, atiduodame jam šlovę ir garbę, jo žodį pripažįstam aukščiausiuoju, mes jam paklūstame jo šventai dvasiai ir vat tada mes matome tuos Dievo malonės vaisius. Nes daugelį suklaidina priežastis, jie nori prašokti malonę gyventi, nepasivesdami Dievui, nenusižemindami prieš Dievą, netiduodami garbės. Neskaitydami jo žodžio, nesilaikydami žodžio, neklausydami jo dvasios, bet maloniai gyventi. Taip nepasiseks. Nepasiseks. Visų pirma, tu ir aš prarasim Dievo malonę. Nes tik skaitant Dievo žodį, girdint Dievo žodį, priimant Dievo žodį, tada Dievo malonė mus išlaikys. Amen. Jei iš kažkur kitur kyla ta malonė, iš žmonių, kaip sakiau, iš kažkokių dalykų, tai ne Dievo malonė, tai ne tikra malonė, bet Dievo malonė mus tikrai išlaikys. Kad mes laikysime savo sandoros pusės ir leisime Dievui mums padėti. Amen. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti neprikaištingus su didžiausiu džiaugsmu. Jeigu mes jam pasivesime, jam pasiduosime, tai jis taip padarys. Ir galima tokį sustumti durnių, kaip sako, atsiprašau už tokį žodį. Jis mane išlaikys, parašyta. Išveiksiu, ką norėsiu, jis mane išlaikys. Ir žiūrėsim, kaip ten kas ką laikys. Dievo malonė veikia tada, kai veikia mūsų jo sandoros pusė ir mūsų sandoros pusė. Taip ir amen. Tada jeigu aš nepildysiu savo sandoros pusės, aš tuoj pati išsižadėsiu Dievo malonės ir pati atsitrauksiu nuo Dievo. Amen. Pradedame tada savo jėgą gyventi. Pikti pasidarom. Todėl ačiū Viešpačiui, kad šis perspėja, kad mes pasiliktume jo malonėje. Amen. Ir jo palaiminime. Ir po to sako, dar kitai, sako, vieninteliam išmintingajam Dievui, nesako, vieninteliam tau Judai, ar dar ten koks Jonai, vieninteliam tau, čia šlovė. Ne.
vienintelio išmintingam Dievui, mūsų gelbėtojui, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia. Dabar ir per amžius, halleluja. Žinot, tas, kas daug garbina viešpatį, jis apsaugotas nuo išdidumo. Ir jis labiausiai išsaugos nuolankumą. Didžiausias šansas išlaikyti nuolankumą širdyje. Todėl ir kviečia, garbinkime viešpatį. Garbinkime. Kodėl prieštarnavome, mes garbinam viešpatį? Aišku, kad jis būtų pagarbintas, bet jis ir taip pagarbintas, bet jisai dėl mūsų susirūpinęs. Kai jūs garbinate mane, jūsų širdis minkštėja, nuolankėja. Ir didžiausias šansas, kad jūs po to priimsit mano žodį. O jeigu šlovinėme nedalyvavo, jūsų širdis, tai klausimas, ar jūs priimsit Dievo žodį. Jūs jį diskutuosit, jūs jį dėliosit, jūs jį pagal savo galvą, ar abejonės savo dėlios. Todėl labai taip, kai šlovinimas vyksta, bent kiek paleikim širdį viešpačiui. Amen. Ir aplamai jau net ir namuose, einant į viešpaties namus. Prieš tai dar malda vyksta. Irgi, tai čia ne ceremonija kažkokia religinė. Bet ta malda irgi prašom Dievo malonės, Tėve. Ir kada nusižeminusio širdis prašo, didelis šansas, kad jis ateis. Savo dvasia ir savo žodžiu. Nes jis ateina ten, kur jau laukia, kur jau šaukėsi. Todėl, jeigu tu nebuvai maldoj, bet jau eidamas keliu į bažnyčią, sakyk, Dieve, aš atvirtau širdį, aš laukiu tavęs. Aš einu pas tave viešpatie, ką tu kalbėsi man? O tu kalbėjai man tik gero norėdamas. Amen. Dievas niekada nekalbės blogo kažko norėdamas. Jeigu mums atrodo bloga, tai tik mūsų kūnams ir sieloms ten bloga. Tegul būna jums bloga. Amin. Svarbu, dvasiai gera. O Dievo dvasiai žodis visus patinka. Amen. Todėl paruošiam širdis jam šlovė ir garbė. Jėzus Kristus yra sūnus centrinė figūra visada. Aš ką neskaitysiu dėl laikos tokos, prisimenat, kai Jonas Krikštytojas sako, mano mažės, aš mažėsiu, Jėzus didės. Aš mažėsiu. Mano pasiekėjai mažės. Ir dar ten kiti sakė, sako, žiūrėk, Jonai, Krikštytojai Jonai, žiūrėk, tau pasiekėjai mažėja, visi pas Jėzų pereina. Bet Jonas Krikštytojas, Dievas būtų jį nepašaukęs ir jis būtų nešaukęs. Jeigu jis nebūtų buvęs nuolankus, tik nuolankus gali šaukti tai, ką sako viešpats. Jis buvo nuolankus ir šaukė, dykumoje šaukiančio balsas buvo ir juos sekė žmonės. Bet po tavęs atein, sako kitas. Tai čia lygiai tas pats. Bet Jonas buvo nuolankus ir nesakė, jo, tikrai kitas ateina. Nu, tai pakovosim. Tai lygiai taip pat mūsų santykis šiandien toks į Jėzų turi būti kaip Jono Krikštytojo į Jėzų. Jėzus visada stipresnis ir jo valdžia, galybė ir jėga yra aukštesnė ir jį seka minios. Ir tegul jį seka minios. Ne mane, ne tave, bet tą viešpatys, kuriuo tu ir aš esame. Aš kartais, kada žmonės prie mūsų kažkaip tai pradeda kažko tai klausti ar lipti kažkaip tai, sako, tai aš jau čia šiestas, matai, aš jau beveik lyderis, matai šitą. Jau čia kvepia, jau turbūt pastorė nuo jums. Jau aš čia. Nežinau, mažulyt ir nuo jums, aš nieko nežinau. Tik dėl viešpaties, jeigu ir kas kur seka. Tik dėl viešpaties. Seka, ne pastorium, ne lyderiais, ne kažkuo. Tik dėl viešpaties, tai jeigu su tavim, su manim bus viešpats, tai bus pasekėjų. Ne mano, ne tavo, bet Jėzaus.
Jėzaus pasekėjai. Jėzus nori pasekėjų. Tada neatimkime iš Jėzaus pasekėjų. Jam reikia pasekėjų. Ir jeigu tu būsi su Jėzu, bus pasekėjų. Amen. Jeigu mes visur atiduosime garbę, galybę, šlovę ir jėgą Viešpačiui, bus su tavimi. Nes Jėzus Kristus vienintelis Viešpats ir valdovas. Viskas, kas ateina, ateina iš jo. Ir stebuklai ateina iš jo. Užsirašiau tokią frazę. Siek sublizgėti, brūkšnys, iškart užgauši Dievo šlovę. Tai gerai pastato į vietą. Tada nereikia siekti sublizgėti, bet siekti vienintelio tikslo Jėzaus Kristaus. Tam, kuris atidavė gyvybę dėl tavęs, paaukojo, sekti juo, klausyti jo žodžio ir dvasios. Ir Dievo maloniai sublizgės tave ir manyje. Ir jam šlovė ir garbė. Bet tai yra mirties savo kelias. Mirties savo išdidumui, kurių gana saučiai pas mus yra. Amen. Dar, bet mes jį baigsim numarinti kuo Dievo malonę. Amen. Mes sakysim, atleisk Viešpatie už išdidumą šitą, apvalyk mus. Ir ačiū Viešpatie, kad tu nuplauni. Ir kad tavo malonė, mes turime nuolankumą savo širdį. Ir vėl tą malonę nuolankiai gyventume. Amen. Todėl nebijok, jeigu kažką pamatai savyje netokio. Nebijok, kad kažką netaip matai kitame. Čia per sekundžių reikalas gali būti pakeista. Jei nepaniekinam Dievo malonės. Jeigu mes priimam Jėzų, jo kraujo jėgą, jo apvalančią jėgą ir jo malonę. Matot, kokia malonė Dievo? Dėl ko pasiaukojo Jėzus? Kad mes bet kuriuo metu galėtume artintis prie Viešpaties dėl Jėzaus Kristaus atliktos aukos. Tai matot, kaip mes greit augsim? Pastebėsim išdidumą. Pastebėsim norą sublizgėti. Iš karto atleisk Viešpatie, sakysim, nuplauk. Nuplauk Jėzau. Norėjau būti didesnis už kitus. Norėjau parodyti, koks aš geras. Nu, tai, kad pamatytų, va, padariau tam ir tam. Ir kaip čia dabar, kad nieks nematys, nu, bus blogai. Neuskaitys Dievas. Prieš Dievą vaikščiomis jau matė. Amen. Bet mūsų velnas suklaidina, bet dar ir žmonės turėtų, tai mane vertins paskui. O kam tau ir man žmonių vertinimu? Pats Dievas paliudys kažką. Amen. Savo dvasia, kas tu esi. Amen. Sako, pats Dievas dvasia paliudija apie kiekvieną žmogų. Ką jis veikia, ką jis daro, kuo jis gyvena. Amen. Paliudija dvasia. Nes dvasia sako, viską žino. Tu gali net neiti į namus ir nežiūrėti, o dvasia liudija ir viską žino. Amen. Tada prašyti Dievo žodį, jūs turite Kristaus protą, sako, jūs turite dvasią, dvasia viską žino. Todėl jam šlovė ir garbė. Už visas dvasios dovanas, ar tai dvasinis žvalgumas, ar tai dar kažkokio dovanoj tau sekasi dvasinį veikti, tai Viešpatie tau šlovė. Tau šlovė. Tau šlovė. Tai tavo
dovana. Aha. Dar tokia viena frazė. Didybė prasideda ir baigėsi nuolankumu. Gali sakyti, iš kur čia? Ištraukė tokį pavyzdį. Iš Jėzaus. Galėtume atsakyti, aš išsigalvoju. Bet Jėzus sako, sekite manimi, aš esu romus ir nuolankios širdies. Todėl pavyzdys pradėjo jis nuolankumo, o kuo pabaigė? Pergalę. Jis paklusniai melsdavosi Dievo Tėvo ir prašė Dievo Tėvo valios, kad jis ją išpildytų. Paklusniai jis tai darė iki nukryžiavimo. Ir kad jis buvo nusižeminęs, jis buvo išaukštintas. Tai nuolankumo, kad mes tikrai nesuklysim, jeigu būsim nuolankus prieš viešpatį visagalį Dievą, prieš Jėzų Kristų, kad mes tikrai nepralaimėsim. Mūsų laukia prisikėlimas. Amen. Pergalė čia nuolankiesiems. Ir amžinas gyvenimas, prisikėlimas. Todėl tai yra didinga. Kad viešpats su nieko nesidilina garbė, dar paskaitysiu kelias rašto vietas ir gal pabaigsim. Būtent tas, kas savęs nesidemonstruoja, tas bus išaukštintas. Izaijo. Izaijo 2:8. O nuolankiai ieško viešpaties. Ten, kur būnam su juo, kai nieks nemato, Dievas mato. Aš esu viešpats, tai mano vardas. Aš neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės stabams. Tai sakau viešpats. O stabas kas gali būti? Žmogus. Kaip sakiau, kažkoks pastorius gali būti, kaip stabas. Prieš kurį vaikščiam. Kas yra stabas? Tai yra žmogus arba tarnas, prieš kurį tu vaikštai. Ne prieš Dievą. Aš nesakau, kad reikia klausyti Dievo tarnų. Ir pastorių. Bet tu vaikštai ne prieš mane, tu vaikštai prieš Dievą. Ir todėl tu taip nuolankiai paklusti Dievo žodžiui, Dievo dvasiai ir dar tarnams paklusti. Nes vaikštai prieš Dievą. Tarnams niekada nepaklusime, jeigu nevaikštum prieš Dievą. Niekada. Niekada. Nėra šansų jokio. Nebent suvaidinti. Aš tokia paklusnė, aš tai visada aš toks paklusnus. Jaučia dvasia tokius paklusniuosius. Ir tu jauti, ir aš jaučiu. Ir dvasia jaučia tikrus paklusnus, kaip Dievui paklūsta. Ir tą paklūsta. Iš karto dvasia jaučia. Jie pripratinė Dievui paklūsti ir jie nesiginčia su tavimi. Gerai, sako, gerai. Todėl, kad nusprendė būti, tarnauti vieninteliam viešpačiui, o ne garbę kažkokiems stabams. O žmogaus sena prigimtis, tai jis visada ieško stabų. Kūniška mūsų sieliška prigimtis stabų. Prieš kurį aš dabar čia kažkai vaikščiosiu. Baig vaikščioti ir vaikščioji. Ir vaikščiu prieš Dievą. Čia Dievas kalba tau ir man.
Taigi dar viena rašto vieta labai akivaizdi, Apaštalų darbuose ir pabaigsim. Apaštalų darbuos 12. Kas įvyksta, kai kažkas pasipuikuoja prieš viešpatį. Erodas. Apaštalų darbai, sakiau, 12 skirsnis, 21 eilutė. Nustatytą dieną Erodas apsivilkęs karališkais drabužiais atsisėdo į sostą ir sakė jiems prakalbą. Aš pasakiau, bet ką aš ateisiu už tribūnos, tai jūs tik laukiu. Aš tik laukiu momentą. Neleidžia tą pastarį, bet aš laukiu to momento. Jau gali eiti namo, atgailauti ir paskui ateiti. Taigi Erodas atsisėdo, sakė jiems prakalbą ir liaudis ėmė šaukti. Va čia tai papamokslavote, ne tą pastorį. Ir ėmė Erodui šaukti. Tai Dievo, ne žmogaus balsas. Ir beregint jį ištiko viešpaties angelas, kad neatidavė Dievui garbės. Todėl mes mokomės priimti visus tarnus vienodai. Jie yra ir tas visai vienodai. O visada atvedam Dievui garbę. Amen. Ir berengiant jį ištiko viešpaties angelas, kad neatidavė Dievui garbės ir jis mirė kirminų suėstas. O viešpaties žodis augo ir plito. Aleliuja. Viešpats išliko viešpačiu. Todėl, jei kažkas tave pradeda šlovinti, tai sakyk, stop. Stop. Tokiu atsiranda aplink, oi, bet jau kaip tu, žinai, ateini pakalbėti, nu tai jau būna. Jau kaip tu ten, va, tai jau tu. Va čia jau viskas atėjo priešas velnias. Tai duokim šlovę viešpačiui. Prisimenu, kaip tie apaštalai sakė, persipriešimų bus, juos pradėjo garbinti ir šlovinti. Tai jie įsigando, kad ir jie, kaip Erodas, šitaip neatsitiktų jiems. Persipriešimų bus ir sakė, jūs vienintelį viešpatį šlovinkit ir garbinkit. Amen. Todėl būdėkime. Labai malonu, kaip pašlovina. Labai malonu. Sielai. Bet baigtis nekokia. Amen. O viešpats toks vakar, šiandien ir per amžius buvo ir bus. Amen. Skaitėm Izaiją tas pats, skaitėm Apaštalų darbus, Naujajame testamente tas pats. Šiandien čia tas pats. Dievas toks pat, jis nesikeičia. Todėl jam vieninteliam šlovė ir garbė. Vieninteliam viešpačiui. Todėl apsauga nuo šito ištiktumo ir šito stabmeldystės yra kas? Skalauti protą Dievo žodžiu. Jei neskalausim proto, Dievo žodžiu neskaitysim. Mes pradėsim veikti iš savo supratimo, iš savo jausmų, iš savo, žinot, kas mums patinka. Bet jeigu skalausim protą Dievo žodžiu ir Jėzaus krauju dar, didžiausias šansas, kad mes būsime apsaugoti nuo tokių dalykų, nuo stabmeldystės, nuo prisiėmimo garbės savo, atidavimo garbės šlovės žmogui. Kilo klausimas, tai ką jau čia ne ačiū pasakyti negalima? Ačiū galima. Padėkoti galima, bet nešlovinti ir negarbinti.
ir neprisimti šlovės ir garbės, bet visą šlovę atiduoti Dievui. Jeigu Jis yra mūsų viešpats. Tu ir stovėkim atidengtų veidų prieš Dievą visada. Amen. Matot, brangiai, kaip reikia skaityti Dievo žodį. Mes taip nusimastysim, mes taip visi savo tiesų prisiieškosim, kad mes galime labai paklysti. Todėl Dievo žodis nuplauna mūsų smegenis. Todėl sakė, atnaujokit protą Dievo žodžiu ir apsiplaukit Jėzaus Kristaus krauju. Ir tada mes būsime baudus ir blaivus. Mus kabins priešas kabliuku, bet mes neužkibsim. Amen. Mes būsime apsaugoti nuo išdidumo, kurį velnias naudoja šitą ginklą, kaip sugriauti tada mane, kaip sugriauti bažnyčias. Ir taip būna ir griūna, nes prisiima šlovę savo, kada vyksta kažkas tokio. Todėl ačiū Viešpačiui, pasimelskime.